Šį kartą atsidūrėm miške, pušyne, kaip matot, ir pakalbėsim apie bruknę. Dabar yra rugsėjo mėnesis. Iš tikrųjų, pagrindinis bruknių derėjimas uogų būna rugpjūčio mėnesį, bet rugsėjį dar irgi galima rasti uogyčių. Ir va, čia dabar mes kaip tik ir matom visą kuokštą. Labai iš tikrųjų man patinka bruknių uogos. Čia mano rankos dabar mėlynos, nes dar mėlynių radau, pasėmiau. Tai bruknių uogos yra labai vitaminingos. Man tai jos ir šiaip labai skanios. Be galo mėgstu ir bruknių uogienę. Aišku, su cukrumi nėra labai gerai gaminti. Gerai, tęsim. Aišku, gaminti uogą su cukrumi nėra labai gerai dėl cukraus balto, bet šiais laikais yra visokių alternatyvų, galima šaldyti, turim šaldiklius, daug kas jau, ir tiesiog galite užsišaldyti bruknių žiemai ir pavasariui. Iš tikrųjų labai vitaminingas augalas, turi įvairiausių vitaminų, turi ir citrinų rūgšties, ir dėl šitos savybės bruknės labai gerai laikosi. Tai, sakykime, jeigu kitos uogos sutrintos labai greit sugenda, tai bruknės gali tikrai gan ilgai laikytis. Ir geriausia, pavyzdžiui, renkant uogas, irgi rinkti pilnai sunokusias, nerinkite nesunokusių uogų, galvosit, oi, čia vėliau jos sunoks dar padėjus ant palangės kažkur tai, bet tos nesunokusios uogos, jos kaip tik pradeda greičiau gesti ir pradeda ir kitas apkrečia. Taip sakant, ir kitos uogos esančios šalia, geros, sveikos, jos irgi pradeda gesti. Tai bruknės geriausia rinkti pilnai sunokusias, va tokias sveikas, raudonas, ir tada jos tikrai gerai laikosi. Netgi galima bandyti jas išlaikyti, tiesiog į stiklainį supilti uogas, užpilti tada virintų šaltų vandeniu ir tokiu būdu jos gali laikytis ilgai vandenyje. Bet aišku, reikėtų laikyti šaltoje vietoje, tai kažkur, nežinau, rūsyje ar šaldytuve ar dar kažkur tai, ir tada tikrai galėsite jas ilgai išlaikyti. Panašiai bandėm laikyti ir spanguolės mes su Vaidu praeitais berods metais. Tai tikrai gerai laikėsi šaltam vandenį, tiesiog taip uogytės stiklainyje. Dabar, ką dar reikėtų apie bruknes pasakyti, tai daug kas žino, kad yra vartojamas maistui, vaistui bruknių uogos, bet yra ir kitas dalykas, yra ir bruknių lapai. Va, jie tokie odiški, tvirti, stiprus. Ir nuo meškauogės lapų mes jau praeitą kartą, kai kalbėjom apie meškauogę, sakėm, kad bruknių lapai turi apačioje tokius rudus taškelius, pagal kuriuos galima atskirti, kad mes renkam būtent bruknių lapus, o ne meškauogių. O uogas, kaip atskirti meškauogių ir bruknių, nes jos irgi dera tuo pačiu metu, tai tiesiog meškauogių uogos yra tokios labai miltingos, saldokos, ir daug kauliukų turi ir tikrai neprimena bruknes, jeigu pagal skonį palygintume. Tai va, kalbant apie lapus, jie yra naudojami ir vaistiniais tikslais. Tai reiškia, kad mes juos galime geriausia skinti prieš žydėjimą, anksti pavasarį,
arba galime skinti ir rudenį, tai būtų rugsėjo spalio mėnesiais kažkur tai. Ir tie lapukai turi daug vaistinių savybių, juos pavyzdžiui galima vartoti ir kosėjant, jau kai yra ir tie skrepliai, toks šlapias kosulys, tai va tada bruknių lapų arbatą gerai yra pasidaryti. Taip pat jie padeda ir nuo įvairių šlapimo takų ligų, nuo inkstų ligų, nuo šlapimo pūslės ligų. Tai tiesiog turėkite omenyje. Taip pat dar yra vienas dalykas, nuo ko gali padėti, tai čia mažiem vaikam, kurie šlapinasi į lovytę, irgi rekomenduojama gerti bruknių lapų arbatą. Bet čia jau pasidomėkit giliau, pasitarkit su žolininkais, gydytojais, kad nepridirbtumėte irgi nesąmonių. Tai va, turbūt būtų tokie pagrindiniai dalykai apie bruknę. Va dar ką norėjau pasakyti, bruknės paprastai auga va pušynuose tokiuose ir prie aukštapelkių ir nu jo, pagrindė spygliuočių miškuose. Rūgštesnės tokias dirvas mėgsta, prie viržių va šalia auga, apie viržį irgi pakalbėsime. Tai tikrai galite rasti vat ir prie mėlynių visur, tarp samanėlių įsisukusias. Ir ką dar norėjau pasakyti, tai kad bruknių uogų mes galim iš tikrųjų rasti miške ne visur. Ir dabar aš iš tikrųjų ilgą laiką klaidžiau, kol atradau bent porą tų krūmelių, krūmokšnių su uogytėmis. Dar norėjau pabrėžti, kad bruknė yra ne žolinis augalas, tai jau skaitosi toks pusiau sumedėjęs augalas krūmokšnis. Jeigu jau taip taisyklingai botaniškai, tai yra krūmokšnis, nes jinai yra daugiametė ir jinai sumedėja dalinai. Tai vat, kodėl aš neradau tų uogų, tai viena priežastis gali būti ta, kad miškuose bruknės pradeda derėti tik tai 12-15 savo gyvenimo metais. Tai reiškia, kad jei kol jinai pradeda žydėti ir brandinti uogas, užtrunka tikrai ilgai. Tai nenustebkite, jeigu kažkur matote daug bruknių lapų, bet nei vienos uogos, ypač rugpjūčio mėnesį. Na dabar aš jau šiek tiek vėluoju pagal tą sezoną, bet tai irgi gali būti priežastis, kodėl aš neradau tų uogų tiek. Na tai va. Turbūt ties tuo ir baigsime šį kartą laidelę apie bruknes. Aš va dabar dar porą pasiskinsiu ir galbūt ir lapelių šiek tiek reikės pasiskinti žiemai. Ir linkiu ir jums dar paieškoti bruknių, truputį pasirinkti, galbūt uogienę pasidaryti, jeigu dar rasite jų pakankamai, ar pasišaldyti ir turėsite žiemą ką paskanauti. Tai šiam kartui būtų tiek. Ačiū, kad žiūrėjote, ačiū, kad palaikote šį kanalą YouTube'ės, ačiū, kad spaudžiate patinka, kad pakomentuojate. Kas dar neužsiprenumeravote, kviečiu užsiprenumeruoti kanalą Gamtos poezija. Na ir kas norite ir galite, taip pat kviečiu paremti mano veiklą Patreon'e, tai bus nuoroda aprašyme. Tai ačiū ir iki kitų kartų.